vieną galvutę internete pasižiūrėjau, pritrinėjau prie naujo cilindro individualiai. Mačiau pritrinėjęs su pasta vožtuvam pritrinti. Parodysiu, koks rezultatas. Aš esu jau 3 pritrinęs, bet vieną gyvai, jeigu kam bus įdomu, galvosit, kad nesąmonė kokia, neverta daryti, galbūt kas. Nes iš tikro yra pagal senas galvutės įspaudai, taip gal čia per kamerą nepritraukia, bet kai nusivalo gan aiškiai matysis, parodysiu. Čia paprastas tepalas. Štai galbūt kaip atrodo. Tai čia yra siauroji dalis, ventiliatorius, kur pučia čia platesnė, čia nedaug, bet platesnė galva. Iš tikrųjų, daug maž turi orientuotis į tą pusę savo, kad daugiau būtų tikslumas. Per kamerą nesimatė, bet tokia galva gan daug visokių pažeidimų, tai uždėsiu tos pirminės daugiau, nes jau pagal trinimą nuo galvų pasitobulinęs, kad nereikia daug. Iš tikro galva atrodė baisiau negu iš tikrųjų beveik ir prisitrinti. Čia matot, yra tų mažų dar, bet labai nedaug. Dar uždėsim pastos biškitus pirminės. Su smulkine reikėtų ištrininėti ten tų visų kučių, nes paprasčiausiai užsiapvalins. Plokštuma. Aišku, čia nuo tokio kiekio, čia mikronai eina čia, bet vis tiek. Geriausiai pritrinsiu stendu, iš karto išpjauna, kiek reikia.
paskutinis smulkių. Tai pradeda prisitrininėti, net pats cilindras vaikšto su viskom. Su visa galva nebestovi vietoj, nes didelis sukibimas gaunas. Pirminis kaip įbaigtas. Gal šitas lengvai, sakyčiau, visas reikalas pavyko. Skeptikam jokiais milimetrais ar pusę milimetrų neištarkuosit, galite nebijoti. Per tokį, aišku, reikia žiūrėti kiekvieną patrinį pažiūrėjai, bet kas skeptiškai žiūri, čia galvojat, kad išpjauna kokias riskas ir panos, to niekas čia nieko neišpjauna. Ten žiūrėjau internete, deda kiti švitrinimo popierių į tą reiškia, vieną pusę į galvą, kitą pusę į tenai. Tiksliau, vieną pusę dedant cilindro popierinę pusę, o su būtais akmenukais į viršų. Ir taip trina. Aišku, irgi galbūt nieko. Tada tipo neįsitrina cilindras, bet čia cilindras irgi nežinau, su tokiu trinimu ten mikronas 2. Gaunas, jama nepagau, tai čia jokios įtakos neturi. Šitas pavyko labai greitai. Na ir viskas, toks rezultatas.